Čia yra virš 5000 eurų. Norite palyginsiu standartinio Toyota Hilux detalės su lenktyninio Dakaro Toyota Gazoo Racing Dakar Hilux bolido. Pradedame nuo svirčių. Tai yra standartinio Toyota Hilux svirtis. Čia yra lenktyninė Toyota Gazoo Racing Dakar Hilux svirtis. Jis yra gerokai ilgesnė negu standartinė. Standartinė turi salemblokus arba guminės įvorės ir šarnyrą, kuris yra integruotas svirtyje. Sportinė svirtis yra pagamyta iš vamzdelių, turi daug metalinių sutvirtinimų, kurie yra suvirinti. Čia iš priekio stovi tokia apsauga nuo akmenų. Šarnyras yra keičiamas ir jį galima paveržti ir taip, jeigu jisai pradeda klibėti, taip padaryti jį vėl veikiantį. Čia yra guminiai salemblokai arba guminės įvorės, bet automobilis tada nebilda, bet kai tu pasuki ratus, yra šiek tiek vėluoja informacija. Standartiniam sportiniam Hilux'e yra guoliai. Vadinasi, informacija maksimaliai tiksliai keliauja į ratus iš vairo. Ir palyginimui, tai yra 470 eurų. Čia yra virš 5000 eurų. Arba kitaip tariant, beveik 10 kartų brangiau. Stabdžių diskas. Standartinis stabdžių diskas yra monolitinis, kitaip tariant, tai yra viena vientisa detalė. Jinai turi štai per vidurį esančias ventiliavimo erdves, na ir toks stabdžių diskas kainuoja 140 eurų. Sportinis diskas yra iš 3 detalių. Viena detalė yra pats stabdžių diskas, tada yra tokia plaukianti lėkštelė, jeigu pastebėsite, jinai yra net priversta, bet matot kliba, tam, kad stabdžių diskas dirbtų atskirai ir netruktų. Ir yra varžtai, kurie yra naudojami berods 2 kartus. Štai taip atrodo šitas stabdžių diskas. Va čia yra ventiliavimo gerokai didesnės angos. Ir šitas stabdžių diskas sudėjus visas 3 detalės kainuoja 1050 eurų. Kitaip tariant, stipriai brangiau negu standartinis. Taigi, standartinis Toyota Hilux galinis žibintas. Čia toks papimpintas yra geras reikalas, matau su LED juosta, vadinasi nuo brangios Toyota Hilux komplektacijos ir jisai kainuoja 1460 eurų. Sportinis galinis žibintas atrodo štai taip. Ar ne? Tai yra tik tai spalvota plastikas, plasmasė, kuri atrodo kaip žibintas. Ir štai čia yra montuojama LED juosta, kuri turi posūkio, stabdžių ir gabaritų funkcijas. Tai šitas reikalas kainuoja 440 eurų. Arba kitaip tariant, šita plastikinė detalė, kuri potencialiai gali dužti pakankamai dažnai, kainuoja tik tai 150 eurų, tai yra 10 kartų mažiau negu visas standartinis žibintas. Ir dar vienas dalykas, kainos kainom, automobilių sporte yra labai svarbus svoris. Pasverkime, kiek sveria galiniai žibintai. Standartinis Toyota Hilux galiniai žibintas sveria 800 gramų. Dabar paimkime visą komplektą sportinio Toyota Hilux galinio žibinto ir mes turime pusę kilogramo. Taigi, brangiausios komplektacijos Toyota Hilux žibintas, priekinis žibintas su LED juosta, su Xenon funkcija, kainuoja apie beveik 1700 eurų, truputėlį mažiau. Ir pasverkime, ir jisai sveria 4 kg ir 340 gramų. Sportinis Toyota Hilux žibintas, jeigu pastebėsite, jis yra šiek tiek mažesnis, nes labai didelį ratą ir toks didelis žibintas jau nebetilptų mūsų Hilux'e. Jisai kainuoja 1500 eurų arba kokius 150 eurų mažiau negu standartinis Hilux'as. Jisai taip pat turi LED juostą, jisai taip pat turi originalų lęšį priekinio žibinto. Tai va čia dar viena originali detalė, kurią mes suradome. Ir jisai sveria 2 kg ir 300 gramų. Tai kitaip tariant, mes taupome dar 1 kg ant žibinto. Kitaip tariant, 2 žibintai minus 2 kg. Priekinis sparnas standartinio Toyota Hilux'o yra metalinė detalė, štampuota. Matot, jinai kainuoja apie 400 eurų. Nėra labai sunki, bet yra metalinė detalė. Na, o sportinė Toyota Hilux'o
Priekinis sparnas yra lengvesnis, jisai yra karboninis arba anglies pluošto, kevlaro ir anglies pluošto detalė, matote nuo pusėje. Čia yra padengta lipnia juosta ir standartinis sparnas kainuoja 400 eurų, sportinis kainuoja 1100 eurų. Tai jeigu kažkur prisilieti prie krūmų, sparnų keitimas kainuoja pakankamai nemažai. Tiek šį kartą sportinių ir standartinių Toyota Hilux detalių palyginimo. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalus ir susitiksime su naujais išėjimais.